Kriptovaliutų mokėjimai. Atrodo sudėtinga, gal net šiek tiek gąsdina, visiškai suprantama. Bet žinokit, per kelias ateinančias minutės mes kartu viską išlūkštinsim taip paprastai, kad viskas taps aišku kaip diena. Pradedam. Na ir čia tas klausimas, kuris turbūt kankina daugelį kūrėjų ir verslų. Atrodo, kad čia kažkoks milžiniškas technologinis iššūkis, bet ar tikrai? Šiandien išsiaiškinsim, kas iš tikrųjų slypi po visu šio procesu. Ir žinot, šita citata, ji tiesiog tobulai apibūdina tai, ką mes darysim. Viską išskaidysim į mažus suprantamus gabalėlius. Pamatysit, viskas daug paprasčiau nei atrodo. Gerai, nerkim gilin. Gerai. Tai prieš statant namą juk reikia susipažinti su plytomis, tiesa? Lygiai tas pats ir čia. Pradėkim nuo pačių pamatų. Kas yra blokų grandinės esmė? Tai kaip tai veikia? Na, įsivaizduokim tokią grandinę, kur kiekviena grandis tai informacijos blokas. Ir kiekviena nauja grandis, ji kriptografiškai, tarsi užrakinama su prieš tai buvusia. Ir dabar pabandykit pakeisti kažką viduryje. Visa grandinė po to tiesiog subirėtų. Būtent dėl to sistema ir yra tokia neįtikėtinai saugi. O kas tuose blokuose slepiasi? Ogi paprasta transakcijos. Kairėje pusėje standartinis banko pervedimas. Pinigai keliauja iš taško A į tašką B. Viskas aišku. Bet dešinėje čia ir slypi visa blokų grandinės magija. Transakcija čia gali būti ne tik paprastas pervedimas, bet ir išmaniosios kontrakto įvykdymas. Kas tai per daiktas? Įsivaizduokim tai kaip kokį skaitmeninį pardavimo automatą. Įvykdžius tam tikras sąlygas, jis automatiškai atlieka veiksmą. Taigi transakcija tampa ne tik įrašu, kad pinigai pajudėjo, bet ir įrodymu, kad kažkokia programa, kažkoks kodas sėkmingai atliko savo darbą. Gerai, judam toliau. Kitas labai svarbus sprendimas. Pasirodo, ne visos kriptovaliutos yra vienodos, o pasirinkimas, su kuria dirbti, turi milžiniškų pasekmių visai mokėjimų sistemai. Tai iš esmės egzistuoja du pagrindiniai valiutų tipai. Pagrindinė moneta, pavyzdžiui, Ether. Tai yra tinklo kraujas, jo degalai. Be jo niekas nejuda. O žetonai, kaip USDT, jie tarsi keleiviai, kurie naudojasi tuo tinklu. Ir štai dabar pats svarbiausias dalykas. Norint išsiųsti nors vieną USDT žetoną, visada, pabrėžiu visada, reikės sumokėti komisinį mokestį, pagrindinę tinklo monetą. Mūsų atveju – Etheriu. Šita lentelė puikiai parodo tuos esminius skirtumus. Kairėje – Ether, visiškai decentralizuotas, jokio vieno boso ir niekas, absoliučiai niekas negali užblokuoti lėšų piniginėje. Dešinėje – USDT, centralizuotas. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad jį leidžianti kompanija teoriškai gali paimti ir užšaldyti bet kurios piniginės turtą. Štai šitas kontrolės aspektas yra fundamentalus, kai renkamės su kuo dirbti. Gerai, teorijos užteks, pereikim prie praktikos. Kaip mūsų sistema iš tikrųjų gali pasikalbėti su blokų grandinė ir gauti visą reikiamą informaciją. Taigi, kaip mums prisijungti prie viso šito tinklo? Realiai yra du keliai. Pirmas – tas kairėje, sakykim, hardcore kelias. Paleisti savo nuosavą mazgą. Tai duoda pilną kontrolę, bet, patikėkit, tai terabaitai duomenų ir nuolatinis galvos skausmas dėl priežiūros. Antras kelias – dešinėje. Protingas. Tiesiog naudoti specialiomis paslaugomis, kurios visą juodą darbą padaro už mus. Tai daug paprasčiau, patikimiau ir, tiesą sakant, tai yra standartas praktiškai visiems, nuo startuolių iki milžino. Ir dabar turbūt geriausia naujiena. Nereikia mokytis jokių sudėtingų kosminių protokolų. Bendraujama su blokų grandinės mazgu, naudojant technologiją, kurią daugelis jau ir taip žino – JSON RPC. Iš esmės tai lygiai tas pats, kas siųsti užklausas į paprastą interneto serverį ir gauti atsakymus. Viskas. Paprasta ir veikia. Gerai, o dabar pati esmė, pats branduolis. Pažiūrėkime, kaip atrodo visas mokėjimo apdorojimo ciklas žingsnis po žingsnio. Štai, 4 pagrindiniai žingsniai. Pirmas. Sugeneruojam unikalų adresą klientui, kad jis žinotų, kur siųsti pinigus. Antras. Pradedam stebėti tinklą. Skenuojam kiekvieną naują bloką ir ieškom, ar atėjo mokėjimas. Trečias. Ir čia absoliučiai kritiškai svarbus momentas. Pamačius transakciją, jokių būdų negalima iškart skaityti pinigų. Reikia laukti, kantriai laukti patvirtinimų. Ir tik tada, 4 žingsnyje, kai viskas saugu, įskaitom lėšas. O dabar apie mokesčius. Žinot, ši autobuso analogija yra tiesiog geniali. Ji puikiai paaiškina, kaip veikia transakcijų mokesčiai. Tai nėra kažkokia fiksuota kaina.
Tai labiau panašu į aukcioną dėl vietos kitame bloke. Taisyklės paprastos. Kas pasiūlo didžiausią mokestį už bilietą, tas pirmas ir sėda į autobusą. Kitaip tariant, jo transakcija patenka į artimiausią bloką. Pasiūlai per mažai? Kągi, tenka laukti kito reiso. Ir gali tekti laukti ilgai. Todėl, jei norisi, kad viskas įvyktų greitai, taisyklė viena. Sumokėk trupučiu daugiau, nei moka kiti. 32. Tiesiog skaičius. Bet kas už juos lypi? Štai ir atsakymas. Ethereum tinkle transakcija laikoma, 100% saugia ir neatšaukiama tik po to, kai virš jos užauga dar 32 blokai. Kodėl tiek daug? Dėl labai reto, bet įmanomo reiškinio, vadinamo tinklo reorganizacija, kai grandinė, tarsi trumpam persigalvoja. Jei pinigus įskaitysit per anksti, galit jų netekti. Ir čia, patikėkit, yra viena iš tų klaidų, kurios naujokams kainuoja brangiausiai. Ir galiausiai tema, kurią visi mėgsta nustumti į pabaigą, nors ji turėtų būti pati pirma – saugumas ir atitiktis. Saugumo taisyklė numeris 1 – niekada nelaikyti visų pinigų vienoje vietoje. Vadinamoji karštoji piniginė, kuri nuolat prisijungusi prie interneto, tai kaip piniginė kišenėje. Ten laikom smulkias sumas kasdieniams operacijoms, o visas pagrindinis turtas jis turi gulėti šaltojoje piniginėje, tai tarsi seikas atjungtas nuo interneto. Jei vogis ir nugvelbs piniginę iš kišenės, didieji pinigai liks saugus. Svarbu suprasti, kad ne visi pinigai yra vienodi. Kai kurie ateina iš, sakykim, abejotinų šaltinių. Todėl prieš priimant mokėjimą yra tiesiog privaloma patikrinti siuntėjo reputaciją. Tam yra specialios paslaugos, nes jei priimsite nešvarius pinigus, nukentės jūsų pačių piniginės reputacija, jos rizikos balas. Ir ką tai reiškia praktiškai? Ogi tai, kad ateityje didžiosios biržos tokios kaip Binance gali tiesiog pasakyti, atsiprašome, iš šitos piniginės pinigų nepriimam. Taigi, pabaigai pats svarbiausias klausimas, kurį reikia savo užduoti. Ar visos lėšos, su kuriomis dirbama, yra švarios? Nes atitikties reikalavimai ir pinigų kilmės tikrinimas jos seniai nebėra tik kažkokia gera praktika. Dabar tai yra būtinybė. Ir tai puikiai parodo, kad kriptovaliutų pasaulis tai ne vien apie technologijas, tai ir apie didžiulę atsakomybę.